Treneri, kokie įspūdžiai pirmi po rungtynių? 37 minutės tai blogi. 3 minutės žaidėm kaip mokam ir apžaidinėjom, įsiveržėm, aštrinom. Aš nežinau, kokią kalbą kalbėti, ispaniškai, itališkai, portugališkai, kaip jom, bet čia visos lietuvės nėra. Žemaitiškai kažkiek moku, aukštaitiškai galiu pasakyti, bet sakai nebauduot, tik pasakai nebauduot, pokš bauda. Tik pasakai, nebauduojam panos, tik vėl bauda. Niekaip nesuprantu, pažiūrėkit, kiek baudų metė. Kaip sakant, bereikalingoj situacijoj baudos. Aišku, kaip pasakyti, jauna gera komanda, tikrai. Pirmas rungtynės mes laimėjom 20 taškų, o čia visai kitas veidas, aš jom ir sakiau. Aišku, sakykim, mes 2 dienas iš eilės žaidėm. Žaidėm vakar, žaidėm šiandien. Čia nepasiteisinimai. Jos yra profesionalai. Komandos žaidžia, dabar Lietuvos Rytas iškrito, jie verkia, kad mažai bus rungtynių. Tai ką mums sakyti? Mes 10 dienų nežaidžiam, paskui 2 žaidžiam. Valio, tai žaisti yra geriau. Treneriui yra geriausia treniruotis. Taip? Ir nežaist rungtynių, nes tada nepraloši, nesinervuoja, ateini treniruoti ramiai. O žaidėjui yra geriau žaisti. Tai aš sakau, jos turėtų džiaugtis, bet didelės mano šiandien, sakykime, ir Preskenytė, ir Monika prastai šiandien, kažkaip didelės, pas jūs viena didelė, pas mane 2 ir aišku, Kornelija Balčiūnaitė atidirbo gynyboje. Tikrai Santava Kockytė mums dadėjo. Bet žinot, jie reikia laiko, gal jos nesupranta komanda, gal jinai kažko nesupranta, žinot. Antras rungtynės tik žaidžia, bet pergalė yra pergalė. Ir 1 tašku, arba kai Vilniuje, kaip Kaune, atsiprašau, 20 taškų vis tiek. Jos netimsi, bet tikrai gera komanda, sakau. Klaipėda visą laiką garsėjo tiek vyrai, tiek moteris gerų krepšinių. Ir aš manau, kad čia mes tik tai Kauno rajonas tokie iš niekur, bet džiaugiuosi, aišku, tas 3 minutės, sakau, tikrai šaunuolės merginos. Tai dirbo, ką mokėjo, tą padarėm. Ir pergalę padovanojo. Prašiau, kad būtų pergalės, pasiekėm tą. Treneri, kokie pirmi įspūdžiai po tokių rungtynių? Žinot, kažką dabar sunku tai pasakyti, pralošti tokias rungtynės, bet Rūbinėje jau paneliam pasakiau, kad pralošėm per jaunystę, per kvailystę jaunystę. Gale tokios klaidos padarytos, aš pasakiau, kad mes ir Kaune prieš Aistės lygiai taip pat pralošėm rungtynės, neužpuolėm ataką savo, kurią turėjom, ir paskutinę ataką kvailą baudą padarėm. Vis dėlto varžovės prieš rungtynės buvo laikomos kaip ir favoritėmis greičiausiai. Kas leido kabintis už rungtynių ir labai sėkmingai kontroliuoti jas didžiąją dalį? Žinot, mes į visas rungtynės einam pasiruošusios kovoti, kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Gerai buvom pasiruošę rungtynėm, žinojom, ką Sirena žaidžia, kaip žaidžia. Kažką puolime buvom, aišku, puolime ne viskas pavyko, nes Sirenos turbūt viena geriausių besiginančių komandų lygoje, labai agresyviai gynasi ir turėjom puolime problemų, bet kovingumas šiandien davė vaisių tokių. Aišku, pritrūko biškiuką.